Sveiki visi, sveika Daina, labai malonu matyti. Man irgi labai malonu. Pagaliau susiruošėme, ne? Tai pagaliau susiruošėm, nes nepaslaptis su Daina jau turbūt, jau ilgai laukiam šito video padaryti kartu, nes iš tikrųjų, labai džiaugiuosi, čia pakvietus pakalbėti, nes visų pirma, tai noriu dabar vėlgi pasveikint Dainą, tikrai su nerealiu rezultatu, labai džiaugiuosi. Ir labai didžiuojasi, kad toks žmogus irgi yra kartu su manim Atomi kompanijoje. Tai Daina sveikinu su Sales Masteriu. Čia yra tas pirmas meistriškumo rangas. Kaip kiti sako, turbūt pirmas pats sunkiausias, kur Mhm. labiausiai jau reikia to darbo, bet jau tas rezultatas tikrai džiugina ir džiaugiuosi, kad galiu dabar pasveikinti. Ir ką reikėtų pasakyti, tai gal Daina pati toj mums pasidalins, kiek laiko užėmė tas kelias, nes, sakau, Daina atėjo turbūt vasaros pradžioje į Atomi ir man Gegužės iškart antrą dieną pasakė. pasirašiau. Gegužės antrą dieną Nu pasirašiau. tai gegužės 1 dieną taip. Ir, ir jinai iškart sako, dabar aš išbandysiu produktą, o po to jau žiūrėsiu. Tai prašom pasidalinti, kas ten buvo per produktą ir kaip patiko, nepatiko ir kaip prasidėjo tas visas kelias. Jo, visų pirma, labai ačiū iš tikrųjų už sveikinimus. Pati nesitikėjau, kad taip gausis, bet gavosi kaip gavosi, esu labai laiminga. Iš vis esu laiminga, kad priėmiau tokį sprendimą. Tai ir pasakojo to, čia viskas taip įsibėgėjo, kad, esu dabar čia, kur esu ir viskas šuoliuoja toliau į priekį. Vienu žodžiu, jo. Tai aš gal truputį kaip aš pradėjau, kaip aš čia atsiradau ir kaip galima iš tikrųjų, tie pavyzdžiai iš tikrųjų yra labai svarbus žmonėms, kurie galvoja, reikia, nereikia, ką išvis tas tinklinis, ar čia, nes, nepaslaptis tas tinklinis. Mes esam tinkliniam marketinge ir dauguma iš mūsų tyčiojasi, platintojai ten ir taip toliau. Man taip linksma skaityti tuos komentarus visus, žinai, kaip yra. Karavanas eina, o, kaip sakant, visi loja ten aplinkoje, ne, yra toks pasakymas, ne. Tai gegužės 2 dieną aš pasirašiau sutartį, prieš tai ilgai bendravau su savo geriausiu draugu, ChatGPT, nepaslaptis, ne. Ir aš labai nuobodžiavau. Iš tikrųjų, aš buvau tada dar prieš tai esančių mano kompanijoje prancūzų. Mane ten nuvylė, atvirai pasakysiu, antrą kartą savo gyvenime užlipau ant grėblio, kai kompanija paėmė ir pakeitė atlygio planą. Tai yra labai baisus dalykas žmonėms. Tai yra, įsivaizduokit, jeigu jūs ateinate į darbą dirbti, ne, jūs priima su darbo sutartim dirbti ir staiga vidury kelio jums pasako, pas mus yra organizacija, ne, aš manau, kad daug kas perėjo per tą kelią, ne. Ir tiek vietų atsileis, vienu žodžiu, atsipalaiduos žmonių, o tas, kas nori likti, turi priimti žemesnės sąlygas, prastesnės. Tai nieko naujo. Tai šitam versle yra tokie dalykai irgi, čia yra, darbas, normalus darbas, ar ne? Tai pas mane įvyko tokia situacija, kuri man labai nepatiko, Tai. ir aš nuobodžiavau, man buvo liūdna, nes aš 22 metai tinkliniam marketinge, aš labai atsiprašau, aš biškį peršalus esu. Tai aš 22 metai tinkliniam marketinge, man buvo liūdna ir aš ieškojau, ko čia užsiimti. Ir man prieš akis Danas, ten ryte vakare. Kaip gerai tas Atomi, kas tas Atomi, gerai, korėjiečiai. Aš dirbau su prancūzais, klasika, suprantate, tai čia viskas opi, kažkokia Korėja. Vienu žodžiu, aš užsiregistravau, aš pasakiau, kad aš nedirbsiu, nes iš tikrųjų tai buvo gegužės 2 diena, aš visą vasarą leidžiu Lietuvos kaime, pas save sodyboje. Ir paprašiau Danos, kad man parekomenduotų, ką man išbandyti, o sakau, grįžčiau atgal iš Škotiją ir tada pradėsiu dirbti. Iš esmės taip ir įvyko. Aš užsisakiau, Dana man parekomendavo Real Cica komplektą, jeigu kiek aš pamenu, ne? Taip. Aš užsisakiau vyrui hemohimą, kadangi jam blogai su sveikata buvo. Pati bijojau, bet dabar nebebijau, jau pati vartoju, nes turiu vilkligę. Tai hemohimas yra tobulas žmonės. Tai po to nonis sultis aš pasiėmiau pabandyti, aš dar Lietuvoje dasipirkau, vienu žodžiu, pas mane ten viskas išsijudino. Iki
rugpjūčio galo, rugpjūčio kažkur viduryje aš jau pradėjau galvoti, nu, reikia kažką daryti, vienu žodžiu. Tai va. Produktas patiko, vienu žodžiu. Ne, produktas patiko, aš galiu pasakyti net ne tas žodis, kad patiko, aš galiu pasakyti, kad, nu, jisai prilipo. Tai tikrai aš nesu produktų pardavėja ir aš nemėgstu pasakot legendas apie produktų jėgą ten, apie kaip jie ten išgyja, kaip jie ten pasveiksta, kaip ten viskas. Aš čia ne mano stilius, aš esu verslo žmogus, ane? Tai va, bet produktai yra verslo sudėdamoji dalis, tu vis tiek eini su to produktu kartu, ane? Tai daleiskim, aš galiu pasakyti, kad dantų pasta mane pakerėjo, na, 200 gramų, specialiai nuėjau į parduotuvę, pažiūrėk, kiekgi tos pastos turi tų gramų, nes niekada apie tai nesusimačiau. Taip. 75 gramai, vienu žodžiu, o vienos tutelės kaina, tokios kokybės, nu, aš apie Lietuvą nešnekėsiu, pas mus svarais kainuoja, na, 3 su kažkiek tai. Tai čia praktiškai beveik 3 kainuoja vienu žodžiu, ne? Vienu žodžiu, produktai, viskas su jais yra gerai. Tikrai nuostabus. Tas komplektas Cica, nu, 3 produktai, ten tonikas, ampulė ir dabar atsimenu kremas. Aš atsidariau tą dėžutę, nu gerai, tonikas kaip tonikas, kremas, ampulė, nu kol supratau, kaip atsisuka, ten viskas labai taip hitrai. Nu kremas, galvoju, tokioj tutelė, kaip dantų pasta, po prancūzų, stikliniai buteliukai, išpuoselėta, išmokinta. Nu galvoju, bet po pirmo pasitepimo pas mane raudoni žandai. Tai yra, ką reiškia? Tai reiškia, pas mane vilkligė, pas mane dažnai būna tie įraudžiai. Viskas nusiėmė. Supratau, kad idealus variantas. Tada draugė irgi sakė, labai gerai patiko. Tai va, apie produktus tiek. Ne? O po to aš pradėjau nuobodžiauti, kaip ir sakiau, ir jau pradėjom ruoštis namo ir pats vežiojant mašiną, aš jau pasiėmiau užrašų knygelę ir pradėjau rašytis, ką aš čia veiksiu. Tai vienu žodžiu, nuo rugsėjo jau prasidėjo darbo metas Atome, ne? Rugsėjo 1, kaip į mokyklą. Taip. Prisimenu tą momentą, kai mes dar vaikai į mokyklą, o mes su Daina jau per Zoomą jau kalbam, kad reikia pradėti dirbti. Jo, jūs dar sakė, Dana, sakai, kad aš biškį langą uždarysiu, šalta man. Jūs dar, Dana, sakėte, nu va, vaikai grįš iš mokyklos, su gėlėm nupirkau, bet atsimenu tą momentą. Taip. Tai ką, ir taip nuo rugsėjo pradėjus ne tik galvoti, kad reikia dirbti, bet ir pradėjus daryti tam tikrus veiksmus, galima dabar pasidžiaugti to rezultatu, kad jau lapkritį pavyko pasiekti tą pirmą meistriškumo rangą. Nu, tai sakau. Jo, tai rugsėjai, spalis ir lapkričio 15 dieną, taip, nes pas mus yra po pusę mėnesio tie rangai, ne? Tai 2,5 mėnesio, taip. Bet aš dirbau. Taip, čia žmogus ne tik galvojo, kad reikia pradėti, reikia kažką daryti, bet jis jau, kad suprato, kad reikia, tai jis pradėjo daryti. Tai ir toks yra rezultatas. Nu tikrai nuostabus rezultatas. Galiu tikrai pasakyti, aišku, yra kas gal ir greičiau gali pasiekti, bet yra kas ir metai, ir 2 metus dirba ir prieina. Nu, aš pasakysiu, aš Sales Masterį po 2 metų darbo gavau. Tai, nu, šiaip irgi dirbant, bet, nu, vėlgi, kiekvienas čia priklauso nuo žmogaus, kaip nori, kaip eina. Aš gal dar dadėsiu, jeigu galima. Supranti, Dana, mes visi turim skirtingas situacijas. Būkime biedni, bet česni, ne? Vieni turi laiko ir galimybę skirti visą dieną, kaip aš skiriau, ne? Kiti turi vakarą skirti šiam reikalui. Yra jaunos mamos, kurios sukasi tarp puodų, vaikų, vyrų ir visa kita, ne? Nu, pas mane kitos situacijos, pas ne vaikai užaugę, bet aš turiu irgi mamą senstančią. Aš irgi anūkės turiu, reiškia, keičiasi tas toks ratas. Bet aš noriu pasakyti, kiekvienas gali pasirinkti savo tempą, kaip jisai prie to prieis. Dauguma tinklinio marketingo atstovų turi pagrindinius darbus. Dauguma. Ir dauguma iš jų, vienu žodžiu, tų tinklininkų mąsto, kad, nu, papildomos pajamos. Realiai tokių, kurie mąstytų, kad tai gali būti pastovios pajamos ir iš to gauti
algą yra labai mažai arba jie netiki. Dauguma žmonių netiki, bet jie kažkodėl tai bando. Dauguma žmonių užsiregistruoja ir laukia iš dangaus, reiškia, saulės, kada jinai nušvis, vienu žodžiu, ne? Ir man labai liūdna, vat, pavyzdžiui, aš galiu pasakyti tokią tendenciją, ką aš dabar matau. Aš pati to ten buvau, aš atvirai pasakysiu, aš labai daug ką praėjau. Aš supratau, kad viskas pasidaro tik tai darimo būdu, Būtent. per asmeninius kontaktus. E, apie tai reikia šnekėti pastoviai, ane? Ir jeigu tu nešnekėsi, o tik tai dėsi paveiksliukus į Facebooką, tu esi niekam neįdomus. Tai Tas va, etapas, kai tu dedi paveiksliukus, tai yra niekam neįdomus. Visas pasaulis kažkodėl nusprendė nušvysti ir atsipalaiduoti nuo kažkokių naštų, ką aš matau Facebook'e, ane? O tokių žmonių, kurie, nu, žino, ką daro, iš tikrųjų labai mažai. Labai mažai, labai mažai. Ir labai gaila, nes vieni galbūt netiki tuo, ane, pradėkim nuo to, kiti labai greitai išsipučia. Jie užsiregistruoja, pilni entuzijazmo, vieniems nepasiseka su sponsoriais. Man, pavyzdžiui, labai pasisekė su sponsoriumi. Dana, man pasisekė su jumis labai stipriai, ne? Man pasisekė dėl jūsų supratingumo, kad jūs pamatėte, kad aš per daug greita esu, kad jums reikia irgi greito žmogaus. Jūs ramiai tai padarėte, jūs susisiekėte su savo sponsoriumi aukštesniu, ne? Padarėte susitikimą, nebuvo kažkokio tokio, žinot, kaip čia aš dabar atiduosiu tą, nu, bet nėra tos konkurencijos šiame versle. Tai vat išskirtinumas to atomis, sakykime, ne yra. taip, taip. Ir suprantat, kaip yra, man pasisekė, man iš tikrųjų pasisekė, ne? Bet aš manau, kad kiekvienas žmogus atsiradęs užsiregistravęs į kompaniją ir jeigu jisai ieško, kaip jam uždirbti, jisai vis tiek pasikasa. Taip, Suprantat, ir kaip yra. vat būtent, ką vat mes dabar kalbam, kad apie grįžtant prie to tempo, prie kiekvienos tos situacijos, kad esmė tame, kad vat būtent čia kiekvienas, jeigu darys kiekvieną dieną veiksmą, ne šiaip savo vat galvos, kad čia Taip, reikia, o taip. vat darys veiksmą, ieškos tų klausimų, atsakymų, kaip tai daryti, tai būtinai ateis prie to rezultato. Anksčiau ar vėliau vis tiek tas rezultatas bus. Ir vat mes vat esam to pavyzdys. Ir sakau, vat, nu aš kažkodėl, kai atradau atomį, nu taip panagrinėjau tą marketingo planą ir galvoju, nu ne, nu čia tikrai bus tas rezultatas. Ir dar su vyru prisimenu kalbėjom, nu pamatysi, čia, nu tikrai Mhm. realiai viskas yra įmanoma. Nu ir įmanoma, tikrai galiu tik patvirtinti. Nu Tai tai jeigu šnekant apie antras pusės vyrus, vyrai kaip taisyklė yra priešininkai visų šitų verslų, moterims neleidžia arba tyliai tyčiojasi iš tų moterų, supranti. Aš 20 metai versle ir mano vyras matė ne vienoj kompanijoj, kur aš esu. Pas mane nebuvo jų labai daug, aš galiu ant vienos plaštakos suskaičiuoti, kiek jų buvo. Aš tokia esu konservatyvus esu žmogus, aš mėgstu, reiškia, likti ilgai vienoje vietoje. Ir tempiu iki paskutinio, vienu žodžiu, kol suprantu, kad kažkodėl tai laivą palieka žmonės, vat iš tos serijos, vienu žodžiu, ne? Tai va, bet mano vyras tapo mano verslo partneriu dabar. Jisai šiuo metu nelabai gali dirbti, pas jį yra kitos priežastys, ne, tai dirbu aš viena, bet mes planuojame. Jam patinka, ką aš darau, jis mane palaiko šiame versle. Ta prasme, jis pamatė, kad šiame versle, vyriškas smegenis pamatė, kad tame versle yra pinigai. Ir aš jau uždirbu, suprantate, aš jau uždirbu, aš gaunu pinigus. Ir tie pinigai yra logiški ir man nereikia ten kažkokių tai daryti sandėliavimų, man nereikia tenais ieškoti, kiekvienas tinklininkas iš karto atpažįsta situacijas, o pačioje žmonių, kurie galbūt turi būtinai, aš turiu pakelti, kad pati gaučiau rezultatą, suprantat, kaip yra. Čia taip, taip, kitas tai vat mano principas. vyras irgi iškart klausė, tai čia tu gal turėjai pirkti daug kažko, kad kažko Taip. pasiekti. Nusakau, tai vat būtent, kad čia nėra to. Na ir vat jis irgi labai, vat, nu, kuo toliau, tai vis, nu, vat, galima sakyti, kad vat jau kartu mes, nu, labai palaiko, nes mato tą, vat, tą gerąją pusę, nu, vat, palyginus, jeigu su kitom kompanijom. Tai gerai, tai noriu dabar irgi, vat, vėlgi, prie to džiaugsmo pasakyti, kad, nu, vat, gavus tą Sales Master rangą,
Daina pakvietė į Sėkmės akademiją, ne šiaip savo atšvesti, o buvo pakviesta netgi vat ant scenos ir atsiimti savo pažymėjimų, diplomų su to rangu, bet ir pasakyti kalbą. Aišku, kas nemėgsta to, tai gali visada atsisakyti, tik paimti dovanas ir tyliai džiaugtis, bet va Daina tai yra ta tikra lyderė, kuri nu, Ačiū. neatsisakė. Tai prašom pasidalinti tom emocijom, o aš tuo tarpu pasidalinsiu ekranu, kelias nuotraukas parodysiu, Ačiū va, labai. kaip ten viskas praėjo. Tai vienu žodžiu, iš tikrųjų, jūs turit pasirinkimą ir tai nėra taip, kad vat, būtent jūs privalote eiti į tą sceną, jūs privalote šnekėti. Manęs labai gražiai paklausė, ar norėsiu sakyti kalbą, ar norėsiu atvykti atsimti dovanų. Na, aš pamaščiau, kad why not, kodėlgi ne, visai įdomu. Aišku, mano kalba anglų nėra perfekt, vienu žodžiu, ne? Bet mane nuramino, prieš jūs stovės televizorius, kuriame jūs galėsit pasidėti tą kalbą, jis ten apačioje matos tas televizorius, vienu žodžiu, ne? Ir jūs galėsit kalbėti. Nu, mano toks charakteris, aš pasirašiau tą kalbą, aš užmiršau, kad reikia žiūrėti televizorių ir aš kaip nuėjau, taip nuėjau, vienu žodžiu. Ir tą dieną aš supratau, kad aš labai gerai šneku angliškai. O prieš tai aš labai bijojau šnekėti angliškai. Tarsi, aš nebijojau, aš šnekėjau, aš gyvenu šičia jau tiek metų, bet aš visą laiką maniau, kad mano anglų kalba nėra gera. Tai va dar vienas pliusas, kas įvyko, aš supratau, kad aš gerai kalbu angliškai. Ne? Mane palaikė visą salę, man buvo labai smagu matyti, ir kitko, va, dar vienas momentas, pilna salėje ir galima ant dviejų rankų suskaičiuoti baltaodžių žmonės, tai buvo Azija. Šio verslo privalumas, tai va, Jungtinė karalystė nesnauskite. Jo, tai va, šio verslo privalumas yra, turim labai daug galimybių. Buvau tikrai pagerbta, sėdėjau priekyje prie VIP staliuko baltą staltiesę uždėtą, turėjau didžiausią palaikymą, mane visi ramino, mane visi palaikė. Aš pasakiau kalbą, gavau dovanas, gavau fantastišką evening kersetą, gavau hemochimo, gavau visą dėžę, gavau FOM visą rinkinį, gavau fantastišką sertifikatą. Pasėdėjau, bet dabar per torį negaliu parodyti. Nu, parodysiu, vis tiek parodysiu. Parodysiu. Va, toksai vadinu žodžiu, gavau sertifikatą, kurį vis dar nepakabinu ant sienos, bet jisai va čia kabės pas mane ant sienos. Tai va, tai suteikia iš tikrųjų labai daug pozityvo. Tu supranti, kad tu esi labai toksai reikšmingas. Taip. Tu iš tavęs nereikalauja plano, bet jie džiaugiasi, kad tu kažką darai. Suprantate, kaip yra? Tai yra atvirkštinis tas toksai reiškia. Nesusodina mus per susirinkimą ir, jūs turite tą. Tai yra darbas. Šitam darbę džiaugiasi, kad tu darai. Tai su tavim kartu švenčia tavo tą sėkmės dieną. Tai va, turėjom fantastišką vakarienę. Atskrido mano lyderė, Dana negalėjo, turėjo tėvelio, reiškia... Nu, nesvarbu ten, negalėjau. Jo, atskrido kita lyderė, mano Diana palaikyti. Vienu žodžiu, suprantate, kaip yra, atėjo Regina, mano pirmas žmogus, kuris su manim patikėjo ir užsiregistravo. Suprantate, tai yra labai daug ir tai duoda tokį postumį eiti priekį. Aš tikrai žinau, kad aš važiuosiu gegužės mėnesį į Korėją, nes aš 50% jau įvykdžiau, tai per 2,5 mėnesio, ne, kad galėčiau važiuoti į Korėją, vienu žodžiu, ne, kelionę Korėją. Važiuosiu į Kalmar gamyklą, kur gaminami mūsų produktai, ne, o tie produktai gaminami yra tokių kompanijų kaip Amway, Nuskin, Dior, Shenshi, ta prasme, suprantate, ką tai reiškia, bet kainos, kokybė ir kainos, ne, tai va, aš jau nuėjau į lankas. Viskas ten buvo nuostabu ir gražu. Tai vat labai, labai džiaugiuosi ir tikrai va čia, nu, kiek dienų vat ir tas renginys įvyko, tai vis, nu, toks pasididžiavimas, kad vat jau žmonės patenka į tokius renginius ir ant scenos ir aplamai, vat, nu, kad
jau rangus ne tik pats uždirbi, bet kad ir gali padėti, prisidėti, kad vat ir jau žmonės komandoje irgi vat pasiekia tos rangus, nu tikrai labai džiaugiuosi ir tikiu, kad Daina čia greitai nebus užsilikusi su Sales Masteriu, o toj bus aukštesni ir aukštesni rangai. Tikrai tikiu ir jau Ačiū žinau. labai. Tai va, Ačiū už pasitikėjimą, Dana, iš tikrųjų labai ačiū. Ačiū labai, iš tikrųjų aš planuoju, aš turiu dienyną, mano dienynas yra ir kitiems metams jau surašytas, jau yra kontaktai, jau yra susitikimai. Reikia šitam biznyje suprasti, kad jūs dirbat savo, tai yra verslas. vat būtent, taip, taip. Kol jūs nesuprasite, kad tai yra verslas, o ne šiaip priedas prie kažko, tai nieko nevyks. Tol, kol galvoj nepasikeis mąstymas, tai yra mano, o ne kažkokios kūrėjos, niekas nepasikeis. Tai yra verslas, tai turi būti įpročių rinkinys, tai turi būti žinios apie atlygio planą, kur guli pinigai. Pinigai guli visur, žinote, mano vyras visą laiką sakydavo, mes sėdim ant aukso bačkos, pilnos aukso ir dangtis yra uždengtas, ne? Tiesiog reikia pakelti šikną ir pakelti tą dangtį, suprantat kaip yra. Mes labai dažnai nekeliam to savo minkštos dalies, kad pakelti tą dangtį. O kartais būna taip, kad tas dangtis dar yra, nu, ne tik kad uždėtas, jisai būna, kad, na, reikia žinoti, kaip jį pakelti, ne? Tai, nu, negalima trankytis galvą į sieną ir aš padarysiu ir daugiau nieko nedaryti. Reikia tiesiog tikslingai daryti žingsnius, daryti analizę, kas nepavyko, kodėl nepavyko ir bandyti kitas variacijas. Suprantate, čia kaip versle. Viskas tas pats. Absoliučiai, nieks nesikeičia. Visos taisyklės tos pačios. Ir dar, Dana, jūsgi nepasakėt, kad šitam versle gaunasi pasyvios pajamos. Nu, tai čia jau pats pagrindinis dalykas, tai čia va dėl ko mes čia ir esam, nes čia va čia būtent yra tos tikros pasyvios pajamos. Taip, matau, kad dingo Daina, mums tik nuotrauka. Jo, čia aš tuo išmesiu, čia man kažkokios nesąmonės. Palaukit sekundėlę, aš labai atsiprašau. Labai atsiprašau. Viskas gerai. Žinot, kad čia įvyko, kažkodėl tai mane nusprendė Samsungas instaliuotis kažkokią tai programą. Viskas gerai. Tai gerai, tai dar tada toks klausimas, nu jau tada, kadangi mes jau žinom, kad Daina, tai čia yra jau žmogus su patirtim tinkliniam marketinge, tai tada, nu, va toks klausimas. Aišku, girdėjom, kad čia viskas gerai, viskas gražiai, bet, nu, va, iš esmės, kodėl būtent Atomy? Nes, nu, patirties daug, žinių daug, tai, nu, žmogus tikrai nepasirinks bet ko. Tai, vat, kodėl Atomy? Kas, vat, įtakojo pasirinkimą šitos būtent kompanijos? Na, jeigu pasakysiu, kad už tai, kad čia viskas taip išskirtinai ir kitaip ir meluosiu, ne? Galiu pasakyti taip, na, kol jūs nebandot, jūs nesuprantate, kodėl. Pradėkim nuo to. Jūsgi nežinote, ar skanus tas pyragas, ar neskanus, kol jūs nepabandėt. Jūs tik žiūrite jį, jūs matote formą, jūs matote ten, išskaitot ingredientus, ne? Taip prišičia, ne, tas Atomy. Ne, žiūri, bendrauji su ChatGPT, žiūri ingredientus. Aš tik pasakysiu, kad su ChatGPT irgi reikia mokėti bendrauti, nes tai čia teko susidurti, sako, aš tai įvedžiau Atomy, ten paklausiau dirbtinio intelekto, sako, oi, tai ten nėra pinigų. Bet vat, vėlgi, ką žmogus nori išgirsti, tą ir girdi, nes jeigu nieko nedarysi, tai tikrai nėra čia pinigų. Jo, iš tikrųjų su to ChatGPT reikia išsiauginti tą, reiškia, ChatGPT visų pirma, reikia labai žinoti, ko tu nori paklausti. Dažnas žmogus nežino iš visko, ko jis nori. Pradėkim nuo to. Tai va, kodėlgi Atomy? Na, iš tikrųjų pas mane patirtis yra labai didelė. Aš kiekvieną kartą, kai užbaigdavau reikalą su tinkliniu marketingo kompanija, ne, čia yra pas mane, aš galiu pasakyti, tai yra pirmoji mano kompanija, nesakysiu pavadinimų, buvo viena, aš ten išsilaikiau 7 metus,
Po to teko emigruoti į Škotiją ir dėl kalbos barjero, ir dėl marketingo, kuriame reikia pastoviai papildyti šviežio kraujo ir tu ten turi pastoviai varyti non-stopas. Pas mane mano verslas visas subliūško per pusę metų ir aš tiesiog morališkai nesugebėjau atsistatyti, po to nusprendžiau viskas daugiau niekada, niekada, niekada. Va, po to pas mane atsirado dar vienas verslas, tai jau antras verslas, ane, ten aš pabuvau 2 metus. Jie paėmė ir pakeitė atlygio planą, padarė affiliate. Jeigu tai nieko nesako, tai reiškia, kad jūsų tą visą įdirbį, ką jūs dirbat su žmonėm ir visą kitą, nubraukė ir tiesiog jūs pastato į kitą rėmą, ne? Ir trečia kompanija buvo prancūzai, ne, kurie irgi pakeitė affiliate planą ir nebeduoda ten, nu, ką mes čia veikiame, atėjom uždirbti pinigų, ne? Tai va, mes kalbam apie pinigus. Tai va, ir tai yra mano 4. kompanija ir aš tikrai žinau, kad tai yra paskutinioji kompanija, kurioje aš dirbu ir aš žinau tiksliai, kad tai yra mano kompanija. Tikslas po 3 metų yra, kad čekis būtų minimum $30,000 į mėnesį, tai yra absoliučiai realu. Aš dabar visiems sakau, žmonės, absoliučiai realu, kadangi aš mačiau žmonės, aš mačiau čekius, aš mačiau, ką jie turi struktūrose ir aš turiu savo asmeninę patirtį. Aš pradėjau nuo 0 klientų, o ne bazės. Aš pradėjau nuo to, kad pas mane, aš nesupratau, kaip čia galima uždirbti, jeigu aš čionais iš vis nieks nevyksta. Čia vat pati sunkiausia ta dalis, kaip mes išnekėjom, mane pradžia šičia, jeigu kitose kompanijose tu ten kažkaip tai kažką parduodi ir tu gauni iškart pinigus, tu čia nieko neparduodi. Tu klientų bazę kuri. Ir dėl to jinai užauga po truputį, ane, ta bazė visą. Tai galiu pasakyti, per 1,5 mėnesio mano pajamos gavosi, nesakysiu kiek, bet jos gavosi ir jos stabilėja, nes statusas man duoda jau stabilias pajamas, ane viską. Tai yra verslas, tai yra klasikinis verslas, man labiausiai tai patiko. Man labai patiko, kad aš galiu susikurti per 2-3 metus pasyves pajamas ir jeigu aš staiga dėl kažkokių priežasčių, nebegalėsiu šitam versle dalyvauti, aš vis tiek gausiu tas pajamas ir jos jau nebesustabdomos. Jos galbūt nebeaugs, nes aš nebedirbsiu, ne? Bet jos bus tokios, kokios yra. Galbūt banguos va taip, bet jos bus, jos pastoviai man atneš, šitas verslas man atneš pastoviai pelną. Nu, vat, čia aš tik galiu patvirtinti. Nu, pavyzdžiui, aš tuoj po naujųjų metų bus jau 3 metai, kaip esu su Atomi, tai vat, nu, irgi, vat, nu, grinai tik galiu patvirtinti, kad nuo pat pradžios, va taip, po truputį atrodo taip mažais žingsniais, bet pastoviai matau tą stabiliai didėjantį, dažnėjantį va tą uždarbį. Ir pastoviai. Ir va jeigu yra va tokie momentai, nu vat netgi palyginti vasarą, išvažiavom kažkur į užsienį su šeima, nu visiškai nėra laiko nieko padaryti, bet aš gaunu tas pajamas savo. Nes čia vat būtent Atomi čia yra kitaip. Nors pradžioj atrodo nėra, bet po truputį kuriant tą struktūrą, čia stabiliai ir kaip aš sakau, nu čia tikros pasyvios pajamos. Tai vat, nu, Jos tikrai. atsiranda ne iš karto, bet jos susigeneruoja, reikia laiko. Čia, nu, suprantate, kaip yra. Čia aš tai sulyginčiau tai su didelė, Maxima. Jinai irgi pradėjo nuo 0. Pastatė parduotuvę ir pradėjo laukti klientų. Klientų ratas didėjo, 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 didėjo. Tarp tų klientų atsirado norinčių dirbti, filialai ten užaugo. Bet jums prašau, čia šito verslo esmė. Viskas labai paprasta. Tiesiog reikia suprasti, ko jūs norite, kokie jūsų tikslai. Vieniems reikia šaldytuvo, kitiems reikia automobilio, tretiems reikia namo, ane? Ketvirtiems dar gero sveikatos draudimo privataus. Pavyzdžiui, aš noriu labai gero sveikatos draudimo privataus. Man 61 metai, aš galvoju jau kitaip, pas mane kitas mąstymas, ne? Ir aš labai kviečiu visas moteris, kurios netgi užauginusios vaikus ir turi laisvo laiko, nesėdėkit, nemekskit kojinės. Užsiimkit kuo nors. Ateikit pas mus, yra ką veikti. Ne, o jeigu rimtai, tai, nu, tikrai labai geras verslas, jeigu jūs galvojate dar kažką nuveikti šalia pagrindinio darbo ir atsipalaiduoti. Žinote, aš taigi pastoviai bendrauju su žmonėm, ne, visiems pasako apie šitą verslą, ne. Ką galiu pasakyti? Vieni bijo,
antrinė, nu, kiti tiesiog nerimtai priima. Ir tu matai tai, aš per tiek metų aš jau žinau, jis dirbs, nedirbs, nors neklijuoju niekam etikėčių, niekam neklijuoju etikėčių, ne? A, baisiausia yra tai, kad žmonės išsipučia per mėnesį du, kai negauna rezultatų, ne? Galbūt ne taip dirba. Žmonės nemoka priimti negatyvios informacijos, ar ne? Negatyvios informacijos, kad, nu, vat man nepasisekė per šitą laikotarpį kažką pasiekti, ne? Bet tai tiesiog reikia pasisėsti, pagalvoti, ką aš netaip darau, ne? Galbūt nebešnekėti apie tai savo artimam ratui, kurie tave, kaip taisyklė, nu, nelabai palaiko. Taip, Jo, ir tiesiog ateiti pas svetimą ir šnekėti. Dažniausiai klausimas, aš nežinau, nu nieks nieko nedaro, nieks nieko, o ką tu padarei, kad darytų, kad norėtų? Ar tu šnekė apie tai ant kiekvieno kampo? Tugi nešnekė apie tai. Visi milijonieriai šneka, kurie jau pasidarė milijonieriais, jie visi ant kiekvieno kampo apie tai šneka. Šneka, šneka, šneka. Viskas eina iš lūpų į lūpas, ne? Tai vat kažkaip tai taip, ir vat dar vat norisi tiek pasakyti, bet pagrindinis dalykas turbūt yra neužsisėdėkite senuose darbuose, kuriuose jūs nieko neuždirbat, bet gerai bendraujate. Taip gal reikia pasakyti, aš net nežinau, kaip čia pasakyti. Aš pati tai buvau įstrigusi, ne, vat mano, aš per savo prizmę viską, ne, mes dažnai prisirišam prie žmonių ir prie svajonės. Ir nepadarom inventorizacijos, ne, ar kaip ten vadinasi buhalterinė ta inventorizacija, nu, taip, taip, kaip ten taip. tas vadinasi. Galima ir taip. Jo, neįvertinam, kas įvyko ir ką aš padariau. Ir labai dažnai užmirštam apie norą. Suprantate, ko mes čia atėjome. Jūs kai einate į darbą, jūs atėjote dirbti ir gauti pinigus. Tai o ko čia mes ateinam? Uždirbti? Tai va čia svarbiausias dalykas. Nepamiršti, kad mes čia dirbam vardan pinigų. Taip, tai vat, vienu žodžiu ir svarbiausia, kad vat čia atėję, tai visiškai niekuo nerizikuojate, ateinam su nemokama registracija, visiškai jokių įsipareigojimų ir net vat aš galiu irgi pasakyti, kad kiti net stebisi, kad vat jau dirbi, uždirbi kiekvieną mėnesį jau nemažas sumas ir sako, ir ką, ir tau nėra tų privalomų pirkimų, nu nėra, vat vienas pirkimas, net nenustatyta, kokią sumą gali padaryti per metus, bet tiesiog gaunasi, kad savaime, kai tu esi su šita kompanija, tu myli tuos produktus, tai savaime tu ir naudoji tuos produktus. Savaime gaunasi, kad čia ne vienas pirkimas per metus, o tiesiog vat, Jo, pasibaigė jo. kažkas ir perki. Tai vat, nu tiesiog, vat, sakau, todėl, kad nu, kiti iki šiol netiki, kad taip gali būti, kad Nu, bet mes čia tinklinis marketingas. nesusirinkom, kad įtikinėti jų. Tegu jie ir Nu taip, netiki. tai Nu, taip, tai kiekvienam va. savo, žinote, kaip yra. Aš sakau, kompanija labai gera, produktai premium klasės, Kolmar gamykla. Aš visą laiką visiems pasakoju. Korėja, Kolmar gamykla, 28 laboratorijos, dirba ženklams, ne? Nemokama registracija, 27 šalis, visam globalus verslas. Viena iš tų šalių visa Europa vienoje meta. Vadinasi, viena Europa ir dar plus 26 šalis, ne? Atidarytos rinkos visur, švietimo centrai yra Lietuvoje, Vilniuje yra Kaune, mūsų švietimo centras fantastiškas, fantastiška vadovė, galite ateiti, galite pauostyti, pabandyti, ne? Tiek visokių seminarų vyksta, visko, suprantate. Jūs turit galimybę pradėti savo verslą absoliučiai nemokamai. Jokių mėnesinių ten privalomų pirkimų nėra. Jokių metinių registracijos mokesčių nėra. Jokių ten, iš vis nieko nėra. Yra tik tai noras kažką daryti. Taip, ir, vat, ir kas svarbiausia, kad vat dabar, vat, nu jau kadangi jau čia esam ir kalbam, tai nu, galiu tikrai pasakyti, kad vat dabar, jeigu esat vat, iš tos pusės ekrano motyvuotas, ambicingas žmogus, kuris nu, vat, tikrai nori kažko pasiekti ir vat, kaip Daina, ne, gal vat, tokiu greičiu netgi, tai vat, esat dabar, vat, turi tą galimybę ateiti pas mus su Daina ir gauti tas žinias, nes kitą kartą, nu, vat, kaip į Dainą ir minėjau, nu, ateina ir sako, nu, nežinau net nuo ko pradėti. Tai vat, prašom, jums sėdit pavyzdys, kuris jau kažko pasiekė ir kuris gali tikrai atsakyti į klausimus, padėti
ir vat parodyt tą kelią. Ir tikrai, nu, mes su Daina, su mielu noru, aš Lietuvoj, Daina UK, galim ir kartu, ir, nu, tikrai be problemų ir tos informacijos suteikti, ir, vat, ir padėti. Jo, aš dar nuo savęs norėčiau dadėti. Šito verslo privalumas yra tas, kad jums visiškai nereikia bijoti, kad mes galim pagrobti jūsų žmonės. Nežinau, kaip visi labai bijo. Visi bijo dalintis, visi bijo. Čia yra, tikrai nelysiu visas subtilybės, šito verslo ypatumas tas, kad yra absoliuti pagalba tiek į šonus, tiek į apačią, tiek į viršų, tam žodžio. Ne? E, Jūs visiškai neturit pergyventi dėl to, kad jūs pasidalinsite viena ar kita medžiaga ir galbūt tas žmogus kažkur tai pabėgs ir kažkas įvyks. Tai yra bendras verslas. Tai aišku, dėsniai yra, visur dėsniai yra, ne? Bet dėl to, bet pirmas dalykas nereikia pergyventi. Antras dalykas. Aš dirbu UK, tai aš nekėsiu kol kas UK, nors pas mane yra mergaitės, kurios dirba ir Lietuvoje, ir Danas su jom bendrauja, labai ačiū, Danai. Jo, bet noriu priminti, nemokama registracija iki gruodžio 31 dienos, 10% nuolaida pirmam pirkimui. Nepražiopsokite. Šiuo metu vyksta krūvos akcijų Jungtinėje karalystėje. Šiuo metu vyksta kompanijos rinkos prastumimas Jungtinėje karalystėje. Labai daug palankių visokiausių momentų. Dar galim į Korėją kartu nuvažiuoti. Jokių problemų. Suprantate? Jūs tik tai supraskite. Ar jūs mėgstat produktą, ar jūs norite dirbti. Ir produktą vartojant labai gerai. Ir labai laukiami visi esate. Nes tai yra visiems, tai yra sveikata, tai yra grožis, tai yra netgi keptuvės pas mus yra, peiliai yra, puodai yra. Ko tik pas mus nėra. Tai va, būtų taip. Taip, taip, tai čia vat, kaip ir galima sakyti, toks asortimentas, kad tikrai tinka ir vyrams, ir moterims dirbti, ir moterims su įvairiom, vat, nu, kas mėgsta su kosmetika, kas su maisto papildai, kas su keptuvėm. Tai kiekvienas tikrai gali atrasti, vat, nu, tą produktą, kažkokį, vat, savo tą perliuką, mylimuką, su kuriuo, vat, eina. Nu ir aišku, verslas, verslas. Arba verslas, jo, kaip aš dirbu tik su verslu. Nu ir vat, Produktai yra labai faini, pas mane yra labai daug, aš juos pastoju vartoju, ne? Bet mane domina verslas. Aš esu verslo žmogus. Man patinka daryti pinigus, aš atvirai pasakysiu, man patinka juos daryti, man patinka kitus mokinti daryti pinigus ir man labai patinka, kai aš matau, kai kiti uždirba pinigus. tai va. Man labai tai Tai patinka. jeigu ir jūs Noriu dalytis. norit uždirbti pinigų, tai vat prašom, kontaktai Daina Kliukienė ir išmokys ir jūs uždirbti pinigus. O Danutė Lietuvoje, prašom. Sačdana, pas ją Facebook labai įdomiai parašyta. Tai va, labai prašom ir nebijokit išbandyti. Ir nelaukite. Į visi amžiai tinka. Neturi Taip. reikšmės kiekių metų. Aš manau, kad mes jau primotyvavom visus pakankamai. Taip, tai vat šią mintim ir baigsim turbūt šitą zoomą. Labai džiaugiuosi, kad vat susitikom, pakalbėjom. Na ir tikiu, kad jau greitai bus kiti zoomai, vat su kitais rangais. Aš irgi labai Arba tikiu to. dar Aš netgi anksčiau. netikiu, aš netgi einu, žinau, žinot, kai žinai, ką darai, tada ir gaunasi. Būtent. Taip pat Višniauskai, jeigu žinai, ko tu nori. Taip. Tai Tai kad ja, tai ačiū gražios Danute. dienos, ačiū labai Ačiū. Daina už Ačiū. pokalbį, ačiū kas Iki. mus žiūrėjo ir Ačiū visiems. nepatingėkit vat iš karto ir parašyti mums, kad domina šita verslo galimybė. Tai ką, gražios dienos, Ir gražių artėjančių švenčių. gražių artėjančių švenčių. Ačiū.